Vakaras. Sveiki gyvi, Ugnė, turiu verslo planą ant poros milijonų. Nurėžk. Karoš taip, pakuojas daiktus, įkelies pas mane. Ta prasme, pas tave į namus? Pas Ališauskienę? Nu ne, į kaiminystę. Žinau, kaip prasukti vieną dieną. Kaip pagrobti sklypą už milijoną miesto centre? Zobovų meilės guolis ištaigingam dvare? Už ką Ostapenko gavo parų? Tęsime privatizavimo šou. Žinai, Tomai, aš ne prieš būti tą tavo kaimynę, tik vat nežinau kaip. Labai paprastai, Jėzau, įsidedi į tą šią plytgalį, išsirenki gražiausią vietą žvėryne, numeti tą plytgalį ir įforminam statybas. Nesupratau kaip. Nu, apiforminsim, kad tu tam plytgalyje gyveni, todėl valdžia tau privalo suteikti plotą žemės aplink tavo gyvenamą vietą. Eik, tu ką čia paistai, nu dar tokio čiudo negirdėjau. Taigi čia Lietuva, čiagi stebuklų kraštas. Visi normalų žmonės, kuriems negražinta žemė, suka galvas, kaip tą žemę susigražinti. Ypač tie, kuriems žemė priklausė miesto ribose. Šie žmonės keikia valdžią, nes valdžia tos žemės negražina. Daugybę metų, nes ta žemė paimta visuomenės poreikiams, parkams, autobusų stotelėms, parduotuvėms ir kitoms miesto infrastruktūroms. Tačiau pasirodo, yra būdas, kaip tokią žemę išlupti. Schema labai paprasta. Pirmiausia, reikia susirasti tuščią laisvą žemę miesto centre. Tam tinka Gedimino kalno papėdė ar prestižinis Žvėryno mikrorajonas. Ten įgrasta akmenį, plytgalį kokį ir įforminti jį kaip pradėtą statybą. Štai pavyzdys. Sklypai Vilniuje, sakykime, prestižinėje Vilniaus vietoje. Ir tai buvo valstybinė žemė. Taip, tai buvo valstybė žemė. Pasirodo, šis plytgalis sostinė Žvėryno mikrorajone Žaliosios ir Sėlių gatvės sankryžoje buvo apiformintas kaip pradėta statyba. Kurgi ne? Pažiūrėkit, kokia apdaila. Praktiškai visas pirmas aukštas su visa apdaila. Vienas uabėlis šį bloką apiformino kaip statybas. 1% baigtumo. O statyboms reikia sklypo. Sklypas tas, ant kurio stovi akmuo. Kadangi šis plytgalis voliojasi ant 2 sklypų ribos, jam iškart priklauso beveik 54 arai. Apsukrūs verslininkai nieko nelaukdami kreipėsi į nacionalinę žemės tarnybą, kad jiems būtų išnuomota žemė 55 metams. Mes turim duomenų iš tiesų, mūsų žiniomis žinojo, kad jiems buvo patikti suklastoti ir tikrovės netitinkantis dokumentai ir piknaudžiaudami tarnybą vis tik tai ne aukciono būdu sudarė nuomos sutartį. Ir ką jūs savo manot? Žemė buvo išnuomota? Galima sakyti, vertėjams padovanotas daugiau kaip 1 milijono eurų vertės sklypas. Volia! Easy money. Milijonai byra kai iš dangaus. Tai yra didelės vertės sklypai, tai yra vieno sklypo vertė yra daugiau negu 750 000 eurų, kito sklypo vertė yra beveik 400 000 eurų. Ir būtent dėl šių 2 sklypų buvo sudaryta nuomos sutartis. Belieka čia pastatyti daugiabučių kvartalą ir susižerti milžiniškas pinigų sumas. O kai jau stovės daugiabutis, tai juk negriausi jo su visom močiutėm, šuniukais ir vaikais. Čia tau ne kokia Rusija. Tai valio, kakadu elitas domininkas nedelsdamas teigia UAB ir registruoja sklypą sostinės senamiestyje. Štai, Sereikiškių parkas, matosi pilis, vaizdas gražus, šalia katedra, varpinė, matosi Zuoko virtuvės langai, metalinis Gediminas, lafa. Gyvensiu čia, va štai čia, pradedam sklypo registraciją. Tik grįžau iš interviu su Žilvinu Grigaičiu, dariau tai iš jo prisimokiau gerų manierų, tai noriu jūs labai pagirti, kad labai gražiai atrodot ir labai puikiai reprezentuojat tarnybą. Ačiū. Tai jeigu, tarkim, tokia schema, aš kur nors Sereikiškių parke pasistatau plytą, susituriu su kokia savivaldybės įmonė, jie patvirtina, kad ten yra statybos ir atnešu jums, tai gali būti, kad jūsų darbuotojai pasirašytų, pavyzdžiui. Nu, dar reikėtų susitarti su registrų centru, kad jumi registruotų. Kaip statymą. Kaip tai negalima? Taigi statybos jau pradėtos, pamatai išmūryti, pastatas jau praktiškai gyvenamas, turim įrodymų, gyventojų iš čia tai negalima iškraustyti. Kurgi jie dabar dėsi žiemą basi?
Labai graži nacionalinės žemės tarnybos direktorė Daiva Gineikaitė teigia, kad ji nežinojo apie už sienos vykdomas kombinacijas, bet labai nustebo, kai pas ją sugužėjo vyrai juodais drabužiais, be kaukių, be antrankių, be bizūnų ir be daiktų panašių į bananus. Ir labai tikiuosi, kad paaiškės, kad mūsų darbuotojai čia neprisidėjo. Direktorė nutarė padėti nindzėms suareštuoti galimai prisidirbusius kolegas ir verslininkus. Mes iš karto, kaip sakau, jau prieš kelias savaitės dar, kai nebuvo paviešinta šita situacija, mes iš karto priėmėm sprendimą, kad reikia nutraukti nuomos sutartį ir pradėjom tarnybinio tyrimo video atžvilgiu, kad išsiaiškintas tas aplinkybės. Siaubas, vajazau, pavojus, Lietuvoje baudžiama už pasikėsinimą sukčiaut. Plytgalis rekvizuojamas. Dramatiška reportažo pabaiga.